analinės kalėdos. Analinės kalėdos? Dėja, Lietuvoje jos būna kiekvienais metais. Tai kokias prekes šiaip dažniausiai perka, va, tarkim, būtent va, tas koks top 3-tukas, jeigu, va, žinai. Čia reikėtų turbūt perėti, susiskaidyti pirkėjų grupės ir kas kokių poreikių turi. Bet taip, jeigu pirmas dalykas, kuris kyla mintyje, tai analinės kalėdos. Analinės kalėdos? Dėja, Lietuvoje jos būna kiekvienais metais. Papasakok, ką čia reiškia. Kaip be būtų keista, bet būtent analinio sekso prekių pardavimas gerokai suaktyvėja būtent prieš kalėdinių laikotarpį. Ten yra kelios savaitės iki. Ir mes parduodame gerokai daugiau negu įprastai. Nors šiaip analinio sekso prekės yra viena populiariausių. Ir tos kategorijos, jos, sakyčiau, netgi metų laikė šiek tiek keičiasi. Vienu metu yra populiaresni vibratoriai ir stimuliatoriai, kitu metu gali populiaresnė būti, tarkim, seksuali apranga arba erotinė apranga, kitu momentu lubrikantai, intymi kosmetika. Tai priklauso nuo... Lubrikantas visgi kosmetika, ne sekso žaidimas. Lubrikantas oficialiai yra kosmetika. Ir jisai tvarkomas ir, sakykime, apskaitomas ir jam reikalavimai yra kaip kosmetikai.